iš Žemaitijos esu kilusi. Ir toje aplinkoje buvo labai stipri mokytoja. Jinai tiesiog gyveno kūriniu. Suprasti tekstą ir parodyti, kaip tas žmogus auga, kas ten yra gražu ir ieškoti grožio, visada mane žavėjo tie dalykai. Ir dabar tą patį bandau padaryti. Atverti vaiką reikia turėti įrankį. O įvairovė yra didžiulė, tik tai reikia nuovokumo, kad rastum tinkamą įrankį. Todėl ir pamokos būna ne visuomet kabinete. Turi savo tokį mokymo stilių, labiau taip tokį netradicinį, gal sakyčiau. Išskirtinių bruožų tai tikrai. Mes labai daug turim gerų vietų. Ir ten jie atsidaro, tie vaikai. Santykis, kuris auga su vaikais ir mokiniai yra, kurie iš tikrųjų jie jaučia, ar mokytojas apgaudinėja, ar jis džiazuoja, kaip sako, ar jisai stengiasi jiems padėti. Jie labai gerai jaučia. Ir tada tą santykį ir augini. Augimas visuomet žavi augimas. Pamatyti, ką jie padarė, kaip jie pagražėjo, ką jie sukūrė. Šitas labai žavi. Veda tikrai įdomiai. Labai džiugu, kad nekonkrečiai mokomės iš knygų, kalam ten visokias temas, o pavyzdžiui prideda visokių įvairiausių faktų, kurie yra dabartiniam gyvenime. Tai kur kas įdomiau mokytis, džiugu. Randu kartais gėlių mokytojos dienos proga užkištą už rankenos. Ir mokytojai. Labai smagu. Mokytojai palinkėti. Stiprybės ir vilties su mūsų tokia klasė. Ta karta, ypatingai 10-okai, jie man sako, mes esam geriausi, todėl jūs mokytojai irgi turite dirbti su geriausiais, turite būti geriausi.